Ant Daugų ežero kranto Bukauciškių dvaro teritorijoje 1848 metais pastatyta raudonų plytų koplyčia. Ji pastatyta dvarininko Lenko Bernardo Karlavičiaus lėšomis. Vėliau dvaras ir koplyčia priklausė varšuvietei Adelei Pochoskaitei Kazlauskienei. 1933–34 metais dvarą nusipirko Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, ministras pirmininkas Vladas Mironas. Vladas Mironas, nusipirkęs apie 200 hektarų žemės, savo pasiliko tik 40 hektarų, o likusius išdalino Bukauciškių kaimo žmonėms. Vladas Mironas, šviesaus atminimo kunigas, amžinai liks ne tik nepriklausomos Lietuvos istorijoje, bet ir krašto žmonių širdyse. Mironas buvo ir yra tautos žadintojas. Jis vasario 16-osios akto signataras, valstybės tarybos vicepirmininkas ir ilgametis Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas, 2 vyriausybių ministras pirmininkas ir pagaliau politinis kalinys kankinys. Maldininkai išpažįsta, tiki, Pivašiūnai stebuklinga vieta. Pirmoji bažnyčia pastatyta 1648 metais Jono Klockio Medžiolo seniūno. Klockių bažnyčia sudegė kartu su dokumentais. 1776 metais išliko tik mergelės Marijos paveikslas ir fundatoriaus portretas. Toje pačioje vietoje buvo pastatyta antra bažnyčia ir antrąją bažnyčią sunaikino gaisras. Paveikslas ir portretas vėl išliko sveiki. Pivašiūnų parapijos klebonas ir vienuolis Celestinas Soroka nutarė pastatyti Pivašiūnuose 3 bažnyčią, bet ne toje pačioje vietoje, o aukščiau, ant kalnelio, kur buvo Pivašiūnų kapinės. 1825 metais pastatyta dabartinė medinė bažnyčia, aukštesni jos akmeniniai pamatai, aukšti laiptai. Bažnyčia klasikinio stiliaus, portikas laikomas 4 mūrinių kolonų. Pastatas yra kryžminio plano su 3 išilginėmis navomis ir zakristijomis. Yra vargonų balkonėlis, skliauto trikampyje išvesta Dievo apvaizdos akis. Prieš bažnyčią dešinėje pusėje stovi aukšta 3 tarpsnių medinė varpinė, statyta 1935 metais. Garsusis Marijos stebuklingasis paveikslas yra barokinio stiliaus maždaug 16 amžiaus meno vertybė. 18 amžiuje buvo papuoštas sidabru. Paveikslui būdingas Italijos meno mokyklos stilius. Iš kur, kas ir kada atvežė paveikslą, nežinoma, nes visi senieji bažnyčios archyvai, dokumentai sudegė. Paveiksle vaizduojama jaunutė tamsiaplaukė Dievo motina Marija, kuri ant dešinės rankos laiko sėdinti kūdikį Jėzų, o kairioji jos ranka turi pasaulio kamuolį ir karališkoji skeptrą. Marijos ir vaikelio rūbai sidabriniai. Marijos kaklą puošia eilutės vėrinių iš perlų gintarų. Virš Marijos galvos plevena sidabrinis balandėlis, šventoji dvasia, o jos atvaizdą užbaigia sidabrinis jaunas mėnulis. Ir pats paveikslas ir jo altorius apkabinėti auksiniais sidabriniais votais.